Smagi serija, norisi laimėti, kaip ir kiekvieną turnyrą žaidžiant ir tiek. Tai žvejų iššūkiai visi buvo gan dideli, nežinau, čia gal rekordinis šitas bus, net neįsivaizduoju, bet smagu, kad tokie turnyrai yra ir smagu juose dalyvauti. Žaidi savo žaidimą, priimi gerus sprendimus, o variacija yra variacija, tai arba pasiseka, arba ne. Žaisčiau tol, kol kiek būtų šansų, tiek, manau, ir žaisiu. Kiek būtų galimybių, ta prasme, jeigu nepraeisiu šiandien žaistų, gal vakare, jeigu nepraeisiu vakare, gal rytoj žaisiu. Tai taip, norėtųsi, aišku, laimėti ir, visada neaišku, žaisti tam, kad laimėtų, ne tam, kad dalyvauti, ne visai olimpinis principas. Tai, aišku, toks noras yra ir tikiuosi gal pasiseks. Šiaip labai aplinkui nesidariau, prie stalo yra keletas žmonių pažįstamų, nėra tokio didelio skirtumo. Yra turbūt žmonių, kurie gali būti atėję iš interneto. Bet visada yra įvairių žaidėjų, įvairių žaidimo lygių ir ta prasme, visi turi turėti savo šansą. Tai aišku gerai yra, kad tų qualifierių yra daugiau ir pirmiausia turbūt jiem gerai. Kol kas praktiškai turiu šiek tiek virš pradinio steko. Dairomės, susipažįstam su žaidėjais, su stalu. Ta prasme, kol kas labai maži blindai, tai daug veiksmo nevyksta ir kol kas viskas ramu. Tikėtina, kad aš rentrinčiau irgi nemažai, bet tai priklausytų nuo aplinkybių, nuo sąlygų, nuo to, ką aš pamačiau turnyre, nuo to, kaip jaučiausi, nuo to, kiek žmonių, nuo įvairių dalykų, ta prasme. Taip, bet tikėtina, kad rentrinčiau gan nemažai irgi. Bandysiu. Labai gera mintis, man labai patiko ir pabandysiu apsilankyti.